yra veidrodis, ateis kitas žmogus, kitas bus atspindis. Taip? Tai vat, jeigu tu ateini į kažkokį erdvę, į bažnyčią ir arba į stadioną, arba į teatrą, arba į jogos mokyklą ir tau darosi gera, toks jausmas kaip pirma meilė, kaip įsimylėjimas iš pirmo žvilgsnio, reiškia kažkokios stygos viduj surezonavo ir išorinės laukas pradeda tave mantinti, pastiprinti. Ir va, toks fizinis procesas vyksta. O kodėl klausi? Nes būna, kad ne iš pirmo žvilgsnio meilė, suprantat? Būna. Ateina žmogus ir jisai gal neįsimylė iš karto. Taip. Ir kažką jisai reiškia. Reiškia, ateina žmogus ir neįsimylė, bet kažkodėl vat, jam rezonuoja, protas, tarkim, jis galvoja, kažkaip man čia nelabai faina, bet vat įdomu sužinoti, kas čia vyksta, arba aš žinau, kad man reikia čia būti, arba rezonuoja kokie santykių ten stygos mėnulio lygmenis, nenoriu, man čia nelabai gera, bet mano draugė čia ir prašo, kad ir aš čia būčiau. Ir žmogus pasilieka ten, stadione, bažnyčiai, teatre, jogos mokykloje, nesvarbu erdvėj, taip? Ir toliau ta erdvė pradeda jį keisti. Norėjo žmogus eiti į alaus barą, o atėjo į teatrą, tarkim. Ir pradžiai sėdi, jį viskas ten erzina kažkaip, ne ten, jis ne to daro, ko norėjo. Bet praeina 10 minučių, 15, vis tiek nėra ką veikti, jis pradeda į tą sceną žiūrėti. Ir tai, kas ten vyksta teatre, žiūrėk, jau ir užkabina, jam jau ir įdomu, kas bus toliau. Ir pasikeitė jo mintis, pasikeitė jausmai, nes jis tam išoriniam veiksme jau. Ir tas išorinis veiksmas įeina į vidų. Ir jis jau, kas ten scenoje vyksta, nežinau, Šekspyrą kokią rodą ten Gamletą, arba rodą kažkokį ten operą dainuoja, kokia ten primadona, kokia jinai laiminga, pavyzdžiui. Ir žmogus prie to prisijungia. Gal jis niekada taip į pasaulį nebūtum pažvelgęs, jeigu aplinkybės nepriverstų. Taip? Jeigu sėdėtum jis su ta pačia draugė alaus bare ir ten įprastos mintis, įprastas jausmai jam, įprasta būsena, ir būtų jam labai gera ten. O čia jis užėjo ir pradžiui visiškai negera. Tai viduj tas stygos, kurios gali surezonuoti, paėmė ir nastroilis, kaip susiderino ir dabar jis pradėjo rezonuoti. Jam dabar tam teatre ir jau ta draugė sako per antraktą, gerai, jeigu taip nori, tai einam, tiek to einam į alaus barą. O jis jau kažkaip nesinori, jau norisi ir antrą veiksmą eiti žiūrėti. Suprantat, ir jam darosi, tada ateina tas ne iš pirmo žvilgsnio įsimylėjimas. Pas mus, tarp kitko, daug tokių yra žmonių, kur nesurezonavo iš karto. Atėjo į seminarą, pradžiai išsigando, arba supyko ir po to nusprendė, aš čia įrodysiu, kad čia blogai, išgelbėsiu žmonės čia esantis. Ir taip pasiliko su tokia intencija. Mano draugė čia eina, pateko į sektą, eisiu ten ją išgelbėti. Ir po to pink vieną stygą, pink kitą, ir įdomu pasidarė, ir meilė pajuto, ir surezonavo kūnas ir jėgų antplūdis, ir tas ir šis, kaip čia faina. Ir jau ta draugė seniai pabėgo, o jis čia sėdi.
gelbėtojas. Nu, taip būna irgi. Taip. Kodėl taip, nu, kodėl mechanizmas toks, bet kodėl taip vyksta, kodėl vieni žmonės susiderina, kiti nesusiderina, yra tam tikri faktoriai. Kiekvienas iš mūsų ateina iš savo tinklo, iš kažkokių aplinkybių, iš savo gyvenimo, iš šeimos, iš savo darbo, iš savo draugų rato, iš savo pomėgių kažkokio tinklo. Ir jeigu jis rezonuoja iš karto, tai reiškia tai, kas čia vyksta, viskam, kas išoriai, padeda vykdytis. Taip? Jis gauna tos energijos, kurių jam reikia. Tai tada viskas aišku, jis lanko ir jam gera čia, jis važiuoja ten ir jam gera ten, jam ten sekasi. O jeigu jam reikia persiderinti, tai tada jis grįžta į aną pasaulį, į tą pasaulį, ir jis jau tam pasauliai, kaip išsiderinęs, jis jau ten nerezonuoja, jam jau nebepatinka tai, kas patikdavo anksčiau. Jam jau tie žmonės, kurie buvo jam artimi, mėly, jau kažkaip žiūri juos, kažkokie jie, netokie, kažkaip, kokiu norėtųsi, tarkim, taip. Kažkokie veiksmai įprasti, kažkaip jau nesidaro taip, nemalonu ten. Sėda jis ten su draugais degtinės išgerti, o jam kažkaip, nesinori, nežinau kodėl, kitaip suderinta eterinis kūnas, maitinasi jau ne etilėnu, o maitinasi jau gyvybinė energija, tiesiogiai iš aikštelės, nereikia į save pilti kažkokius lengvus angliavandenis, kad energijos gauti. Ir jis jau ir taip pripildytas, kam jam tos degtinės gerti. Ir nesigeria. Tada tas pasaulis pradeda tą žmogų vėlgi pagal save stengiasi perderinti, kaip taip, čia mes visi geriam, o tu čia sėdi, kad tu geresnis už mus. Pradeda savo spaudimą daryti, gali tas stygas atgal. Jo, tikrai, kas čia balta varna, kas čia draugaigi, jis paima ir vėl ten pasijungia. Ir praėjo mėnuo, pusantros, jis vėl grįžo į tas senas vėžis, sėda. Tada vėl į seminarą atvažiuoja, vėl sako, kuo man čia tai buvo gera, nesuprantu, nesąmonės kažkokios čia vyksta. Antrą dieną vėl jam, ko man čia buvo gera, man čia gera tiesiog. Ir jis tada pradeda važinėti ten atgal. Kiekvieną kartą ten grįžęs diskomfortas, kiekvieną kartą čia atėjęs diskomfortas. Jis, kaip mes tai, kad tą procesą apibrėžti, vadinam, tai kalbasinasi. Ir ten jam kažkaip. Tokie žmonės, jeigu jie kažkodėl vis dėlto laikosi už egregorį, laikosi, nori būti čia ir viskas. Tai po truputį jie, gaunant tam tikrą harmoniką, pradeda tą pasaulį keisti. Ir tam pasaulį kažkokie žmonės atkrenta, kažkokie atsiranda, kažkokie veiksmai keičia įprastus veiksmus. Ir jau tada kiekvieną kartą nereikia jam vėl persigarmonizuoti.
dabar, nu kas sprendžia, vat kokią harmoniką žmogui optimaliai, kas tai sprendžia. Aš vis dėlto linkęs taip galvoti, kad pats žmogus turi laisvės pasirinkimą, turi savo vidinės harmonijos pojūtį. Vat gimsta žmogus ir jam ten jau įdėta į matricą savo harmonijos etalonai, savo grožio suvokimas, savo laimės etalonai. Vat kas man gimusiam naujagimiam gera, o kas bloga, ar aš pradedu juoktis, kai pamatau, kad katinui ten katina apipila benzino ir degtuką metį ir kaip jis ten bėgioja, dega ir miršta, ar mane tai džiugina, ar mane džiugina, kai tam chuliganui, kuris taip katinui padaro, kažkas jis nukiduoda. Vat kas man džiugina, nuo ko man gera. Savo etalonas yra, suprantat, nėra, kad tie žmonės blogesni, o šitie geresni, tiesiog vieni taip daro, kiti taip daro. Vieni gauda pelės ir šeria katies, kiti iš katinų atima pelės ir paleidžia į laisvę. Nu, aš ką noriu sakyti, nėra tokio absoliutaus gėrio arba blogio. Išgelbėsi pelę, alkanas liks katinas. Pamaitinsi katiną, nu tai pelių bendrija tikrai tave ten nepagirs, būsi blogietis. Tiesiog kažkokios pozicijos pažiūrėti. Taip, tai va, ir ar tu gimėjai su meilė katinams, ar su meilė pelėms, vat čia jau tave integruota, jau vat, įdėta schema, pagal kuri tu gyvensi. Turint tokią schemą, tu gali disharmonizuotis, taip prarasti va, tą tyrumą. Nu, pamiršti, kas arba nepajausti, taip ir neįsijungti į savo optimumą, neįsijungti, nes tave kitaip mokina, ten mamytė turi kitą matricą, arba koks kieme draugas, arba mokytojas mokyklai, arba kunigas bažnyčiai. Va, taip kaip tau gera, negera. Taip kaip tu jauti, tai yra griech. Kaip čia? Nuodėmė. Taip kaip tu nori daryti, negalima. Geri berniukai nebedaro taip. O daro va taip. O tu sakai, nu man tos nesinori daryti. Tai tu vat blogas, turi stengtis, turi save laužti. Turi vat, o kitaip gausi tiesiog diržu. Vat. Ir, nu, vieni iš baimės, kiti iš pagarbos tiem, kuo myli. Mes kartais prarandam vat, savo įgimtą etaloninę tą pojūtį laimės, grožio, harmonijos. Pametam. Nu, va, tada mes gyvenam, nu, tarsi viską teisingai darom. Darom taip, kaip sako mum kiti, ten knygos, televizija, serialai, arba ten mūsų draugai. Jie taip daro, jie laimingi. Mes taip darom, mes nesam laimingi. Taip. Va, ir mokykla, jinai tiesiog turi savo harmonijos formulę, savo laimės formulę. Taip. Ir žmogus, kuris gimė su panaši formulė laimės, ateinant čia jaučiasi laimingas. Jeigu jis jau perdėrintas, gyvena su žmona, kurios harmonijos pojūtis kitas, o jis lankstus žmogus ir pagal tą žmoną persiderina, nu tai vat, jis kalbasinasi.
arba dirba kitą darbą, ateina čia, o čia kitaip, jis kalbasinasi. Bet su laiku jis gražina savo tą įgimtą harmoniją. Ir tada jis kalbasinasi ne čia, o ten kalbasinasi. Jeigu jis toliau eina, tai ten tada viskas susiharmonizuoja. Jis kaip perstata savo pasaulį, taip kaip iš principo jis turėtų iš pat pradžių padaryti. Gražina savo tą Dievo duotą harmoniją. Taip, dievišką harmoniją. Tai nereiškia, kad mano kaimyno harmonija kažkokia velniška. Mano kaimyno, kuris gyvena 180 laipsnių kitaip negu man gera, jo harmonija irgi dieviška, nes Dievas jam taip davė. Man davė taip, o jam kitaip. Ir aš lankau jogos mokyklą, o tas lanko kokio, nežinau, ten bušido klubą ir jam patinka muštis. Arba jis huliganas, šapakliakas koks ten. Tai čia irgi dieviška harmonija. Suprantat? Kitų harmonijų nėra. Be Dievo niekas negali tą matricą sukurti ir mum ją integruoti. Tai tiesiog mes vieni katinai, kiti ten zuikiai, treti pelės ir visi turim savo laimės suvokimą. Tai peliai norisi, kad katinų būtų kuo mažiau, o katinams norisi, kad pelių būtų kuo daugiau. Taip, tai ir tai yra bendra kažkokio plano dalelės bendros funkcijos, o tie členai, nežinau, duokit man galų gali tą žodį lietuviškai. Členų nariai? Pavyzdžiui, yra lygybės nariai? Matematikos mokytojų yra? Nariai? Nariai, va. Mes visi lygybės nariai. Taip. Kiekvienas narys su savo konstantų rinkiniu, su savo ten pliusais, minusais, tame nariai yra ten 2x minus 4y plus 15z. Tai ten kur minus 5, tai bus mūsų neigiami prioritetai, kas mums yra blogis. O ten kur pliusai, tie 15y, tai reiškia, kad mums tas y labai didelis ten teigiama vertybė. Taip. Daug ką reiškia ten jų, net 15 yra, taip, o x tik 5, tai man tai irgi teigiamas prioritetas, bet teigiama vertybė, bet jinai netokia stipri, taip, ir kiekvienas savo teigiamų, neigiamų vertybių turi formulę, ko trokštu, o ko bijau. Šeima man labai svarbi vertybė, turėti šeimą man labai svarbu, taip? Antiek svarbu, kad jau 5 šeimos turi, 5 kart buvo apsiženęs ir išsiskyręs, nes man labai svarbu kurti šeimą. Taip, tokia funkcija, jeigu jinai silpna, tai aš vieną šeimą sukuriu ir turiu ją, suprantat? Neįgiama vertybė, pavyzdžiui, yra dalykas, kurį jokių būdų negaliu savo leisti turėti. Taip, bijau labai šito. Kas tai gali būti? Aš nežinau. Ten. Jokių būdų negaliu savo leisti būti narkomanu, tarkim. Arba prarasti darbą ir būti bedarbiu. Arba ten dar kažko. Turėti žmoną, tarkim, blondinę. Jeigu turėsiu žmoną blondinę, jausiuos nelaimingas. Ir mūsų ta
funkcija, jinai savo čia y visi pliusai, o z tai visi minusai ir taip mes ir gyvenam. Ir mes gailim tos žmonės, kurių žmonas blondinės. Ir mes nesuprantam, kad jiem tai yra pliusas, o mum minusas. Ir kas mum vertybės, jiem gal minusai, mes vargšas, jis neturi namo ten, nepaėmė kredito ir nemoka ten už tą namo, tą kreditą, vargšelis gyvena, nuomojasi būto. Man jo gaila. O jam gal manęs gaila, debilas paėmė kreditą, 40 metų turi už tą būtą išsimokėti ir nori, nenori, eina dirba, dėl to pardavė savo gyvybę už tą būtą. Kas teisus, vat, kam kaip vertybės sudėtos, tam tas taip ir jaučiasi. Taip. Šitam žmogui taip reikia, šitam taip. Jeigu jaučiasi žmogus nelaimingas, tai reiškia, jis niekaip savo tos lygybės teisingai tų Y-Z niekaip nesustato, kad tapti laimingams, kad atrasti harmoniją. Ir va tada žmogus pradeda ieškoti, kur man gauti laimės, kur rasti laimę. Jis pradeda lankyti visokius erdvės įvairius. Eina į bažnyčią, eina į jogos mokyklą, eina į sporto klubą, eina į teatrą, eina į alaus barą, eina visur, kur jis gali kažko rasti savo naują. Ir kažkur jis pagauna, pasirodo, kur laimės formulė, kaip Amaras Hajamas, istina vyne, taip? Išgeri vyno ir viskas gerai darosi, viskas į savo vietas atsistoja, ir visi žmonės malonus, ir visas problemos išnyksta, ir neskauda koja, ir viskas gerai. Tai tau formulė laimės. Gerk kasdieną po 3 stiklinės ir būsi laimingas. Rado žmogus savo ir lankosi, tampa ten kokių, nežinau, vyno mėgėjų. Taip, įstoja į kažkokius klubus žmonių, kurie mėgsta vynus, geria vynus, susirinkinėja, turi savo ten vynų šventes, festivalius, konkursus, ten yra meistrai, ten, kurie moka gaminti, ten visas tinklas, kurį įeina 500 milijardo žmonių, alkoholikų tinklas, taip, ir jie labai laimingi tame. O kiti jogą eina, randa ten savo laimės formulę. Tai aš manau, kad ir sprendžia, ar žmogus patyrė tą įsimylėjimą. Sprendžia, kokią jis savy neša funkciją. Yra Gregoriaus toks darbas atrinkti tas žmonės, išgryninti, išlaisvinti tą jo įgimtą funkciją. Jeigu jinai neatitinka egregoriaus funkcijai, jinai labai stipriai skiriasi, tai žmogus tiesiog išeina savo ir ieško kitur. Labai dažnai tas procesas naudingas abiems pusėms. Ir žmogus kažką gauna ir kažko atsikrato, egregoris kažką gauna, kažko atsikrato, jeigu funkcijas tų žodžių labai man trūksta, netaždėstina, kaip čia. Ne tokia funkcija visiškai.
Tai reiškia tai, ko šitam žmogui nereikia, egregoriui reikia. Ir tada tas žmogus gali palikti tai čia šitoje erdvėje ir jam darosi labai lengva. Taip. Ir jis eina laimingas, kad atsikratė kažkuo. O kas egregoriui nereikia, ko egregoriui nereikia, o vis tiek жизненный процесс, gyvybiškam procese generuojasi, kaip gal šalutinės produktas, kai mes ten gaminam šlapimą kokį arba dar kažkokios išmatus, taip, mūsų жизнедеятельность, kaip čia. Paimam, ko reikia iš pasaulio, o liekanos. Tai vat užeina žmogus, kuriam tai jam pagal funkciją to reikia ir jis paėmė ir išneša ir egregoriui darosi lengva, jis atsilaisvina nuo to, ką ten apsunkina lauką. Ir va taip žmonės ateina, išeina, nebūtinai jie turi įsimylėti ir turiu omeny, surezonuoti, taip, ir pasilikti čia. Jie apsikeičia ir išeina. Ten jam skaudėjo koją, jis ėjo ieškoti savo kažkokios priemonės, kaip tą koją pagydyti. Išgirdo, kad jogai visi sveiki, jis užėjo, pasveiko ir išėjo savo toliau su tą koją spardytis. Tai vat ir labai gerai. Kažką paliko. Egregoriui kažką paėmė iš jo. Bet jam nelabai pakeliui, labai gerai. Ir visą laiką yra toks vat filtracija tokia eina. Daug žmonių ateina, labai nedaug kas į tą tinklą, tam tinkle užsilaiko, taip? Tas tinklas savo atsijoja reikalingus savo žmonės ir jie tampa to tinklo dalim. Va, mes tokie pat kaip šitas tinklas, mums čia labai gera ir mes tampam dalim. Dabar mes irgi pradedam tos žmonės, kaip Kristus sakė tiems būsimams Povilui ir Petrui, kad jūs meskit savo sėti, kaip čia, tinklus ir eikit su manim, gaudysit žmonės dabar, taip? Taip, aš labai laisvai išverčiau, bet esmė tame, jie buvo žvejai, gaudė su tinklu žuvis, jis sako, meskit šitus tinklus, būsit žmonių gaudykai dabar. Taip, gaudytais. Tai vat, jūs patys tapsit tinklu, su kurio gaudysit žmonės. Taip, vat čia irgi kiekvienas iš mūsų tampa tokiu tinklu, kuris tos žmonės gauda. Ir arba tampa ta žuvytė, kuri pro tą tinklą ten ir nepataikė į tą tinklą ir praplaukė. Va taip. Iš tikrųjų yra žmonių, kurie, jie užeina ir iš karto, taip, viskas čia mano vieta. Daug maž. Iš tų, kas mokykloje užsilaiko, gal 1 iš 10 iš karto suprato, kad kiti 9, jie po truputį susigarmonizavo ir savo funkciją atstatė ir tada, tai tikrai čia mano vieta ir pasilieka čia. Iš jūs irgi dar kažkas ir išeis
kažkas ateis ir jūsų vietą užims. Labai gerai. Gyvenime daug visko. Nereikia ciklintis, kad aš privalau kažkur būti ir mūsų egregoris tikrai neturi to kaip čia žostkas, kietumo, kaip griežtumo, nežinau, egregoriai, mūsų lygis toks yra, egregoriai, kurie lygio aukštesnio, tai vadinasi, tonkiai egregoriai, dažnai turi aukštesnį negu mes, subtilesni egregoriai. Jie mūsų vibracijos kelia. Aš tiesiog kaip medis, kuris saulės spindulį jaučia ir savo lapus ten prie saulės augina tiesiog. Taip, ten kur saulė, ten noriu augti. Bet ne dėl to, kad kietai kažkas su virve paėmė ir ta medžio ta šaka kažkur tempė, taip. Tai o yra egregoriai, kurie būtent taip tempė su virve, taip, su prievarta tokia, per baimę kažkokiu. Jeigu tu nelankysi čia, tai tave laukia 2321 bėda rytoj iš karto. Gerai, kad atėjai šiandien, rytoj jau būtų vėlu tau ateiti, jau tu numirtum, jau būtų šakės tau ir visai tavo giminiai, tai tu būtinai, nes tu į pragarą pateksi kitaip, tu žostkiai egregor, kaip čia lietuviškai, kietas, tai mūsų egregoris aukšto lygio, jis vibruoja savo dažniam ir mes galim augti prie tos šviesos. Jeigu mums to reikia, jeigu mums to norisi, mes augam. Jokios prievartos nėra. Kiekvienas iš jūsų gali ateiti, gali išeiti, gali paimti kažką čia, gali palikti kažką čia. Ir egregoris jokių ten pastangų kažkaip kietais būdais, su virve pririšti, su akmeniu prispausti, jokių būdų nededa. Mes laisvi žmonės ir mūsų buvimas čia, mūsų sąmoningas pasirinkimas. Taip? Būna, kad žmogus prispaustas aplinkybėmis, jis priverstas čia būti. O žmogus žino, kad čia būdamas jis gali atsikratyti kažkuo ten mirtinos ligos, tarkim, jam gali čia padėti. Jis lanko iš baimės numirti. Kai jis pasveiksta, tai jis ir tada laikinai tas žmogus gali būti sulaikytas, bet labai retai iš tikrųjų taip daro mokykla. Ir tik tai pačio žmogaus valia, jis prašo pagalbos, gerai, mes tau padėsim, tik būsi priverstas čia būti, kol nepadėsim. Nes išardysim tave kaip automobilį autoservise, o tu pabėgsi. Tai mūsų bus karma, atsakomybė mūsų, mes negalim sau leisti taip elgtis. Kažkam, navridyti, kaip čia, pakenkti, nes ahimsos principas mūsų egregorio bazinis, pagrindinis principas ahimsa. Nepakenkti. Tai ką žinau. O taip daug maž. O tu iš karto įsimylėjai. Tai aš tai jaučiuosi dar pririšta. Aš negaliu net važiuoti, pavyzdžiui. Negaliu net važiuoti. O dėl įsimylėjimo, manau, kad ne iš karto. Aš tiesiog buvo vidinis žinojimas. Buvo kaip trauka, kaip magnetas. Tiesiog yra didžiulė trauka. Bet kad įsimylėjimo tikrai nebuvo. Dar viskas tau prieš akis reiškia. Ne, aš apie pirmą kartą sakau.
apie įsimylėjimą. Jo, kažkaip nebuvo pirmą. Užtat buvo. Nu, vat, kažkokia styga surezonavo kažkam ir atsirado tas vat susiliejimo jausmas, čia mano aš dalis šito joga. Taip, tai yra susiliejimas, susijungimas. Aš šitą tinklą dalelę, kitaip nesijaučiu jau, nesuvokiu save. Yra tokių žmonių, taip, šitai salėje jau nemažai. Tai va, dar klausimų. Galima. Ką turi žmogus daryti? Ieškoti jo. Aš manau, kad tais įrankiais, kuriais mes jau mokam naudotis, mes turim naudotis tam, kad vengti tų nemalonumų. Taip? Jeigu tu turi akis, tai tu gali išvengti to, kad neatsitrenkti į stulpą. Turi jautrumą, kuris tau sako, čia gera, man čia bloga, va, čia laukia manęs malonumas, o čia nemalonumas. Jeigu tu jau turi protą, tai irgi čia įrankis, kuris sako, taip dabar aš šitą padarysiu pastangą ir gausiu tada malonumą. Taip, įlipsiu į medį, kas man sunku, o ten bananas, kas man skanu. Tai lipsiu tada į tą medį, paimsiu tą bananą. Nors jeigu jam proto nėra, tai jis tuo nedarys. Atsitrenkia į tą medį, jam nemalonu, į viršų lip nemalonu, jis, ką aš čia kankinsiuos, nelips ir jis tada to banano negaus. Taip. Mes vystamės ir mes įjungiam, atidarom savį įrankius aukštesnio lygio. Ir tada atsiranda tas, kaip tu pavadinai, atidėtas malonumas. Jis iš tikrųjų nėra atidėtas, nes lipant medžiu, taip sakiau, ar ant medžio lipant, tau jau malonu, nes tu žinai, kad ten tavęs laukia bananas. Tau jau malonu. Tau nebus malonu tik tai tada, kada tu to banano pasieksi. Jeigu tau jau dirba protas ir tu supranti, suvoki, kam tu tai darai, kam tu dedi tas pastangas, tau jau malonu iš karto. Taip, jeigu tu nesuvoki, tau to proto nėra, tave priverčia lipti į tą medį. Taip, kaip gali būti tėvai priverčia ten vaiką ne į kompą žaisti, o eiti ten, nežinau, matematikos uždavinį spręsti. Tai jam tai vienreikšmiškai nemalonu ir atidėto malonumo jokio nėra. Toks vaikas, kurio ten priverčia nedaryti, kas jam malonu, nežaisti kompą, eiti matematikas mokytis, jis mokslininku vis tiek netaps, suprantat?
Ir visas tas nemalonumas nebus investicija į būsimą malonumą, ne. Čia tokia iškreipta teorija. Mes jį priversim nemalonu kažkaip savo daryti, tai jis tada išauks kažkokiu, bus sėkmingu, jis visą gyvenimą taip ir bus nelaimingas, priverčiamas visą savo vaikystę, taip, visą laiką laužydamas, visada suverštas, jis toks ir liks. Galbūt jis mokslinį laipsnį gaus, bet laimingas jis netaps. Gal jeigu mes nepriverstumėm tą vaiką tai daryti, gal jis eitų žaisti, gal jis išauktų kokio nors, nežinau, žaidėjų profesionalių. Ten eitų gal, nežinau, pokerį žaistų, taptų pasaulio čempionu pokeriu. Arba gal jis į žaidimų industriją eitų ten ar kurtų žaidimus, arba bandytų juos, nu va taip. Ir būtų gal laimingas. Gal mokslinio laipsnių neturėtų jis, gal tokio, vat, nieks jam nepavydėtų, gal jis, bet jis būtų laimingas, suprantat? Tai va. Jeigu tu darai kažką ir tu nesupranti, nejauti, kad tau malonu, nedaryk šito, nu ir viskas. Jeigu darant kažką, tu gauni malonumą kažkokio vat, lygio, taip, kažkokiam pirmam aukšte, valgas storulę šokoladinį tortą, pavyzdžiui, taip, ir jai kaifas, jai malonu, bet tuo pačiu metu jinai žino, kad negerai jinai daro, sąžinė griauži, ten protas priešinasi, tai jai iš tikrųjų, vat, pirmam aukšte malonu, o aukštai kažkur, ten, kur protas, sąžinė, sąmonė, jai blogai, jai nemalonu. Tas žemas malonumas, jis niekada nėra vertingesnis negu aukštas malonumas. Ta pati storulė, kuri valga agurkus vietoj torto, jai gal ne tiek kaifo nuo to pačių proceso valgymo, kiek kaifas nuo to suvokimo, kad tai, ką jinai daro, teisingai. Ir jai jau dabar malonu tą agurką valgyti, suprantat? Dabar jai nuo to malonumo aukštesnio lygio, nei iš jo, nei iš to, tas agurkas darosi labai skanus. Nes tą agurką paspalvina jos sąmonę arba jos protą, jis prisipildo to kaifu, kuris ateina iš tos svajonės sulieknėti, rasti vyrą, arba tapti sveikai, arba, nu, tiesiog kažkoks toks aukštesnio lygio malonumo suvokimas, suprantat? Kiek mumise tų, tam pastate jau langų atidaryta, kiek jau pirmam aukšte gyveni, nu kaip tada gyveni, kaip tu ištarsi tą žodį, kur visi juokiasi, kai sakau ameba, tai jau žinau, kad reikia sakyti ameba. Teisingai, ne? Kaip? Ameba, tai? Ameba, va. Taip pat gyveni kaip ameba. Vėl juokiasi iš manęs, nu ką žinau. Dabar rusakalbė juokiasi. Tau, maistų kvepia, tu ten važiuoji. Grėsmė kažkokia ten rūgšti terpė, tu iš ten bėgi. Ir viskas, pirmas aukštas. Protas dirba, tai tavo suvokimai, išskaičiavimai, kaip tau geriau, kaip blogiau. Sąžinė turi, nu dar kitaip, idealai tave veda. Kiek langų praverta. Tai va, dėl to toks
tokia savoka kaip atidėtas malonumas, jinai truputį tokia vat tam žemesniam aukšte malonumas gali būti atidėtas. Taip. Dabar mano kūnui gal nėra taip malonu štangą kilnoti, bet protas jau supranta, kad to reikia ir žino, dėl ko tai daroma, tai jau ir iš karto darosi ir malonu. Ir iš tos sporto salės jau kūnas neduoda išeiti, kūnui jau malonu, nors kaip gali būti malonu krūvį gauti. Kūnas linkęs tingėti. Išjunk sąmonę, išjunk protą, kūnas gulės ir viskas. Ir jam bus malonu gulėti, arba valgyti jam bus malonu, bet jau tikrai ne štangas kilnoti. Bet suvokimas to, kad tai gera, suteikia kūnui malonumą. Jau atrodo, kad kūnas reikalauja tų štangų. Ne kūnas, tiesiog protas užpilda kūną ir kūnas darosi protingas. Ir ten protas viduj kūno, viduj raumenų kaifuoja nuo tų pastangų. Tai va. Dar klausimų? Labai gerai. O kiek valandų pas mus?